Tai šiandien apie tai, kad sulaužysime patį didžiausią bloką, kurį turime daugumą, tai yra, kad kažkas su mumis arba su jais, mūsų artimaisiais, negerai. Pasirodo, viskas su manim, su tavim ir su jais yra gerai. O kad tuo įsitikintume ir pakeistume visiškai į kitą savo požiūrį, tai to jos pažiūrėsim, kas tai yra. Tai yra iš tikrųjų, tai yra 30 metų paremti tyrimai, mokslai. Toj vieną sekundę. Profesoriaus savo kurso vaikams įkūrėjo Stuarto Ablono atlikti moksliniai tyrimai, kaip veikia mūsų smegenys, kurios lemia mūsų elgesį. Ir jisai būtent tyrinėja ir vaikus, bet pastaruosius metus sakė, labai daug yra suaugusių ir didžiulis pokytis yra ypatingai po COVID, kad yra trūkumas vienos dalelės, dėl ko ir suaugę kreipiasi vis daugiau pas jį. Tai yra, kad viskas su mumis yra gerai dėl to, kad jeigu mes galėtume, mes darytume, mes elgtumėmės geriau. Bet yra viena mažytė dalelytė, kodėl mes, tu, aš ir mūsų aplinkoje žmonės, mūsų viršininkas, mūsų vaikai, mūsų partneris, mūsų tėvai negali elgtis kitaip, todėl kad mūsų smegenyse trūksta tiesiog žinių. Ir visą tai, ką mes bandome priversti, motyvuoti, kad jie tai darytų, kad aš pats tai daryčiau, mes tik tais pabloginame situaciją, nes motivacija neveikia. Nes įsivaizduokit, kaip galima daryti, jeigu tu to nemoki daryti, bet tave visaip motyvuoja, tave visaip spaudžia, kad tu ne per mažai stengiasi, kad tu esi tinginys, kad tu esi nerūpestingas ir tu nedarai, bet tiesiog mūsų smegenyse trūksta tam tikrų žinių, kaip tai padaryti. Kokie yra pagrindiniai 5 žinių šaltiniai, kurie leidžia mums susikurti gyvenimą, santykius, finansus, kokius mes norim, tuoj mes viską sužinosim. Ir jeigu mes padirbėsim ties 5 įgūdžiais, kurių mes negavome augdami iki šiol, tai vien tik mūsų gyvenimas pasikeis ir jeigu mes į kitą jau pradėsime žvelgti ne taip, kad ne kažkas su jais negerai, kad jie tinginiai, kad jie nemokšos, o su tuo, kad jeigu man trūksta žinių 5 srityse, tai ir kitam trūksta žinių 5 srityse. Tai ką mes galime daryti vietoj to, kad vienas kitą prievartauti, stumti, nekęsti, teisti, mes galime pradėti bendradarbiauti. Štai koks yra pats didžiausias mąstymo pokytis, kuris nuves mane, tave ir mūsų artimuosius į ten, kur mes norime. Ten, kur mes stringame, tai tik tais yra ta vieta, kur mums trūksta žinių. Pažiūrim, ką aš čia turiu omeny. Kokios yra pagrindinės 5 sritys, kur mums trūksta žinių ir ką daryti, galime jau pradėti šiandieną daryti, kad po truputį mes jas pildytume. Ne? Tai mažės konfliktų, atsiras daugiau supratimo, atsiras daugiau bendravimo, daugiau ryšio to, ko mes iš tikrųjų labiausiai ir norime, daugiau gausos atsiras, mažiau atsiras nesusipratimų, nusivylimų. Vien dėl to, kad mes dabar jau žinome, kad viskas su manim, su jais yra, su tavim, su manim, su jais yra gerai, tik tai mes turime trūkumą įgūdžio žinių,
tam tikroje srityje. Kokios tos yra sritys? Tos sritys yra, tuoj pažiūrim. Pirma sritis tai aišku yra kalba. Kalba ir komunikacija. Ne? Tai kaip mes pradedame kalbą, kaip mes įsitraukiame į kitų kalbą, kaip mes išreiškiame savo emocijas, kaip mes išreiškiame savo jausmus, savo norus. Tai yra kalba ir komunikacijos žinios. Jeigu mums nepavyksta komunikuoti su kitais puikiai, efektyviai, tai tik tais dėl to, kad augdami mes neturėjome savo aplinkoje tokių aplinkybių, tokių žmonių, kurie mumis būtų išmokinę, kaip efektyviai komunikuoti, kaip aiškiai, raiškiai, tvirtai išsakyti tai, kas savo nuomonę, savo požiūrį, savo norus, savo idėjas. Mes tiesiog neturėjome įgūdžio, neturėjome to išmokę. Yra vienintelė bendrai po visų šitų 5 pasakysiu, kokia priežastis dažniausiai, kad turime trūkumą šitų 5, tai aš atpažinau jame save, tai gal ir tau pavyks atpažinti save. Taigi pirmas, jeigu mums sekasi sunkiai turėti ryšį su kitais ir išreikšti tai, ką mes norime, tai tik tais parodo, kad viskas su mumis gerai, bet mes turime trūkumą mažą mūsų smegenyse neišvystytą efektyvios komunikacijos ir laisvo, aiškaus iškalbėjimo kaip savo požiūrio, savo nuomonės, savo idėjos, savo talentų, savo gabumų. Ir viskas. Viso šito galime išmokti. Tai nėra apie tai, kad mes apie norą, tai yra tiesiog apie įgūdį. Ir visi įgūdžiai yra įgyjami. Tai va, galime nustoti tiesiog norėti svajoti, bet galime pradėti žingsniukas nuo žingsniuko lavinti įgūdį. Tą galime padaryti patys, tą galime padaryti ir su pagalba kitų. Važiuojam toliau. Antra, tai yra dėmesio ir dėmesys ir darbinė atmintis. Tai yra, kiek laiko mes galime išlaikyti dėmesį ten, kur mums įdomu, ir ar mes galime išlaikyti dėmesį ten, kur mums yra neįdomu. Tai pavyzdžiui, dauguma, ir kai ten sako su dėmesio sutrikimais, ADHD, tai kad jie turi sutrikimą, iš tikrųjų tai jie turi tik tais išlavintą vieną smegenų dalį daug labiau negu kitą. Ten, kur jie gali būti super profesionalūs, super aktyvūs, ten, kur jiems įdomu, bet ten, kur jiems neįdomu, tai yra tiesiog atmetimas. Ir toje vietoje nesutelktas dėmesys daryti veiksmus. Bet tai irgi yra tik tais įgūdis. Ir jeigu trūksta įgūdžio, pavyzdžiui, ten, kur daryti to, kas neįdomu, nes ne viskas gyvenime yra įdomu, yra dalykai, kurios mums yra reikalinga daryti, kad mes turėtume pastogę, maisto, vandens, apsirengti. Tos pagrindiniai pamatai, tai kad juos turėti iš tikrųjų šiais laikais yra dalykų, kuriuos mes turim daryti, kurie ir nėra įdomu. Ir jeigu mums trūksta, pavyzdžiui, ar finansų, ar tų apsirūpinimo dalykų, negalime savo, bet nuolat teikiame dėmesį daryti tai, kas mums patinka, tai tik tais dėl to, kad mums trūksta įgūdžio išlaikyti dėmesį į tuos dalykus, kurie mums nelabai patinka, bet kurie yra reikalingi. Tai jeigu mes dabar fokusą, savo dėmesį pervesime po truputį daugiau į ten, kur reikalinga, ir truputį mažiau ten, kur mums labai patinka, tai ta vieta stiprės, augs, didės. Ir automatiškai mes ir toliau palaikysim, kas įdomu, bet jau tvarkysis mūsų santykiai, mūsų finansai, mūsų namai, mūsų aplinka. Ir tai irgi yra tik tais
įgūdis. Nėra čia nieko blogo, kad oi, koks tu nevalyvas, negali susitvarkyti kambario. Ne, tai tiesiog yra trūkumas žinių ir trūkumas įgūdžio. Ir viskas. Jeigu šitoj vietoje įstringame, tada pradedam ieškoti informacijos, žinių, žmonių, aplinkos, kurioje tai yra ir tada mokomės iš ten. Ir tai tiesiog išmokstame. Viskas. Ir sustipriname savo įgūdį, išlaviname savo smegenų dalį, tą siaurutę truputį plačiau ir viskas. Trečias. Emocijų reguliavimo įgūdis ir savireguliacijos įgūdis. Jeigu mes nemokame kontroliuoti savo emocijų ir veikiame iš impulso, sukeliama iš tikrųjų aplinkoje labai daug problemų, nes kitiems sukeliame nepasitikėjimą, baimės, nerimą, įtampą ir tik tai vien dėl to, kad mes negalime atpažinti, kokios mūsų emocijos viduje yra, kokios pastrigė, kokios sukyla situacijose, kokios sukyla su aplinkybėse, su žmonėmis bendraujant. Ir negalime jų patys savyje reguliuoti, kad sukilo baimė, viskas meti ir eini. Ir jeigu net pažįsti tos baimės ir savęs nenuramini, tai viskas nei tu ten kokio verslo gali pradėti, nei pradėti naujos veiklos negali. Ir tai stabdo va būtent nuo to, ko mes norime pasiekti gyvenime. Tai tik tais dėl to, kad neturime įgūdžio, kaip reguliuoti savo emocijas, kaip reguliuoti savo reakcijas, savo impulsyves reakcijas. Ir šitoj vietoje, jeigu stringame dėl savikontrolės, susinerviname ir metame, pavyzdžiui, ne, arba norime ryšio, bet apšaukiame, tai tik tai dėl to, kad trūksta įgūdžio savireguliacijos ir emocijų jausmų valdymo. Reiškia, šitoj vietoj neturėjau aš iš ko išmokti augdama, reiškia, ką dabar turiu, užsirašau, kad šitoj vietoj taip man trūksta ir ką darau, mokinuosi. Visas mūsų gyvenimas yra vien tik tai apie mokymąsi. Ir jeigu šitą mąstymą perimsime, nustosime save kaltinti, teisti, bausti, pradėsime į kitus žiūrėti su atjauta, nes jeigu jie galėtų ir jeigu aš galėčiau, aš jau elgčiausi kitaip. Bet jeigu aš kitaip nesielgiu, reiškia, ir jie kitaip nesielgia, reiškia, kažkur yra spraga. Ir ta vienintelė spraga, aš be galo dėkinga šitam profesoriui ir Mel Robbins, kuri pasidalino šiuo video, man jisai topas yra, kaip išlaisvina iš tikrųjų mus nuo mūsų to suspausto mąstymo išgyvenimo būsenos, teisimo, kaltinimo, baudimo, savęs pykčio, nusivylimo, išlaisvina vien dėl to, kad viskas yra gerai. Tiesiog tose vietose nėra išlavintas įgūdis. Ir tada nusiteikiame fainai, aš esu pasiruošęs išlavinti šitą įgūdį žingsniukas po žingsniuko. Ir viskas, šitoj vietoj jau bus išlavinta, jau šitoj bus vietoj rezultatai. Lygiai taip pat ir su kitais. Jeigu jie nesielgia taip, kaip jūs norite, tai jie negali, reiškia, elgtis taip, kaip jūs norite, nes jiems trūksta įgūdžio. Todėl turime atstoti su savo motivacija, su savo prievarta, kaltinimais, teisimais, atstoti nuo kitų ir perimti šitą naują mąstymą, kad, jeigu jie nedaro taip, kaip reikėtų, kaip norėtume, kad darytų, ne, tai tada pradedam domėtis, ko jiems trūksta, kad tai darytų. Ir čia didžiausias yra iš to tokio stumimo, motivacijos atseit, bet irgi yra stumimas, kad kažkas kažką darytų, lygiai taip pat ir su savimi elgiamės. Mes pereimame į ką? Į
collaboration, į bendradarbiavimą, į pagalbos santykį, kad vienas kitam padedame suprasti, kokio įgūdžio trūksta. Tai tuos įgūdžius reikia žinoti. Ir kas jau dabar žiūrėsite, juos žinosite, užsirašykit. Tai komunikacijos, iškalbėjimo įgūdis, pasakymo savo minčių, savo idėjos, savo nuomonės, tvirtai stovėjimo už save, ne? Antras yra dėmesio koncentravimas ir darbinė atmintis. Tai ar koncentruoju dėmesį į visus dalykus, kurie yra svarbus, tam, kad turėčiau savo pamatą, savo aplink save sukurčiau gausą, ar aš tik fokusuojasi į vieną ir nematau kitų detalių, ir ar aš turiu darbinę atmintį, kad atsimenu labai daug dalykų ir kai ateina situacija, aš tiesiog labai greitai prasuku visą informaciją ir atsirenku, kuris variantas labiausiai tiktų. Tai jeigu neatsimenam visų tų detalių, tai tiesiog nėra įgūdžio. Trečias įgūdis, kurio gali mums trūkti, tai yra emocijų valdymo ir savireguliacijos. Ir važiuojam į ketvirtą įgūdį, tai yra flexible, tai kaip flexible lietuviškai? Flexible mąstymas, tai yra, užkrito žodis, platesnis mąstymas, laviruojantis mąstymas, o ne tik tai arba taip, tik tai taisyklės, tik tai struktūra, labai toksai viskas sustrateguota, visa rutina, visos taisyklės, čia į Norvegiją ypatingai aš jaučiu. Jeigu yra regel, taisyklė, tai reiškia taip ir turi būti. Nėra to tokio laisvo mąstymo ir dėl to mes tada nejudame į priekį, nejudame į šonus, nekiek, kad galėtume priimti naujas galimybės, naujas aplinkybės, bet galvojame, kad turi būti taip ir taip. Tai mes tiesiog bijome pokyčių, bijome nežinomybės, bijome neužtikrintumo, o ten ir yra naujos žinios ir su naujom žiniom, aišku, ateina įkvėpimas, ateina pasitikėjimas, ateina noras veikti ir mes tada veikiame ir gauname rezultatus. Bet jeigu mes laikome save labai apribotame ir mąstymą, ir veiksmuose, tai mes ir gauname labai apribotai. Tai ketvirtas yra, kad mums reikia truputį įvairaus tokio, prisiminiau, lankstaus mąstymo. Tai reiškia, kuo daugiau domėtis, kuo daugiau įsileisti, kad gali būti visaip, nes pasaulis didelis, platus ir įvairus. Ir ten, kur nežinomybė, neužtikrintumas, kur nauji pokyčiai, nauji dalykai, priimti tai tik tais kaip procesą gavimui naujo įgūdžio. Ir jeigu gyvybei pavojaus negrėsia, tai ten jokio pavojaus nėra. Nuraminti savo kūną, nuraminti savo mintis ir tada žingsnelis po žingsnelio priimti naują kaip tiesą, jeigu tai leidžia pasijusti laimingiau, gyventi gausiau ir daugiau darnoje. Viskas. Jeigu tai nepriimtina, aišku, mes tai atmetam ir ieškom toliau naujų kitų tiesų, ne? Ir tai va būtent, ką jisai pabrėžė, tas profesorius, kad įgūdis yra įgyjamas, ir nėra tokio būdo, kad jisai būtų neįmanomas įgyti. Taip kaip, įsivaizduokit, kaip daržovė auga ir užauga, kaip gėlė auga ir užauga, kaip gamtoje viskas auga, užauga, lygiai taip pat pas mūsų smegenyse. Jie ištyrinėjo, nežinau, kiek tyrimų žmogaus elgesio, žmogaus smegenų, neurojungčių visų. Viskas yra ištyrta, pasidomėkit, pažiūrėkit, labai daug metų tyrimų
atlikta, kad lygiai taip pat ir žmogaus smegenys, kaip ir raumuo visam kūne, jisai auga ir mūsų smegenys irgi auga. Tai tam, kad jos augtų, mums tiesiog reikia naujų žinių, naujų žmonių, naujų aplinkybių, naujų įgūdžių. Kas yra įgūdis? Tai yra kartojamas dalykas. Vienas dalykas kartojamas ilgą laiką ir pritaikomas praktikoje. Viskas. Tai jeigu kažkur stringame, pasiemam vieną iš 5 ir, pavyzdžiui, šiandieną, ir kaip tas profesorius minėjo, net kad pasiemęs vieną įgūdį empatiją, kaip išsiugdyti, tai nes tai reikalinga mums efektyvioj komunikacijoj su kitais. Pirmą įgūdžio, jei, pavyzdžiui, neturime, ne, stringame įeiti į ryšį su kitais, į bendradarbiavimą su kitais, nes ten ir yra mūsų rezultatai, finansiniai rezultatai, ne, emociniai rezultatai, sielos rezultatai, kurių mes norime. Tai jeigu mes negalime įeiti su kitais į ryšį, reiškia, mums trūksta tiesiog empatijos. Na ir dirbam, kaip minėjo profesorius, jisai su empatija dirbo 5 metus, tol, kol išlavino įgūdį. Viskas, po 5 metų pas jį susidarė visos neurojungtys, susidarė nauja grandinė, susidarė naujos patirtys iš praktikos, iš kartojimo to pačio ir viskas, šis įgūdis veda jį į sėkmę ir į laimę. Taškas. Lygiai tą patį reikia ir mums padaryti. Na ir pereiname prie 5 įgūdžio, kurio dažniausiai mums trūksta ir kai stringame, tai yra socialinio mąstymo įgūdis. Kaip mes įeiname, pavyzdžiui, į būrį žmonių, kurie jau kalbasi, ne? Kaip mes ateiname ir kaip įsiliejame į jų grupę. Kaip mes pradedame kalbėti su kitu, ar mokame pradėti pokalbį, pavyzdžiui, kaip išsakome savo nuomonę, ne? Tai viskas yra, kur mums reikia pritaikyti socialiniai visuomenėje, ne? Tai pirmiausia, tie 4 yra daugiau apie save, padirbėti su savimi. Ir 5 įgūdis reikia, kaip jau mums pradėti efektyviai darbuotis su kitais. Pirmas buvo, kaip išsakyti savo poziciją aiškiai, ne? Ir 5 yra būtent tada, kaip įeiti į sociumą, su savo idėja, su savo nuomonė, su savo tiesa, kaip įeiti į sociumą ir ten pradėti pokalbį, arba įsitraukti į pokalbį, arba pateikti savo idėjas. Tai čia yra 5 įgūdis, yra būtent socialinio mąstymo įgūdis. Ir jeigu mums ties šito stringame, vėlgi tiesiog žingsniukas po žingsniuko pradedame jį praktikuoti, kartoti savo ir praktikuoti. Tai va, 5 įgūdžiai, kurie pakeis mums mūsų visą gyvenimą ir dabar galime savo ir kitiems ir žiūrint į kitus sakyti, kad viskas su manim, su tavim ir su jais yra gerai. Tiesiog mes neturime išlavinę šitų 5 įgūdžių. Yra trūkumas jų. Tai trūkumą užpildome žiniomis, mokymosi, kartojimu ir praktikavimu. Viskas, taškas. Ir dažniausiai žmonės, kodėl neturi šitų 5 įgūdžių, šitas atvejis ir man atspindi, šių 5 neturiu. Kodėl? Todėl, kad dažniausiai, kai užaugame aplinkoje, kurioje buvo daug chroniško patiriamo streso arba patiriama trauma, tai tiesiog mūsų smegenys buvo susikoncentravę vienoj vietoj, kad saugumas, išgyvenimas ir visos kitos, būtent visi kiti tie 5 įgūdžiai neturėjo progos
tiesiog būti išlavinti. Tai, tai nėra joks nepažeidimas, tai tiesiog yra, kad mūsų augant, mūsų smegenys koncentravosi visą dėmesį visai į kitus dalykus, negu į tuos, kurie reikalingi būtent va, dabar realiame gyvenime. Ne? Tai jeigu turėjote sunkią vaikystę, tai žinokite, kad gali būti, kad pas jumis trūksta šitų 5 įgūdžių ir viskas su jumis yra gerai. Ir lygiai taip pat su mūsų tėvais, su mūsų artimaisiais, su mūsų partneriais, vaikais yra viskas gerai. Tiesiog jie neturėjo ir neturi aplinkoje savo žmonių, aplinkybių, kad galėtų lavinti šitos 5 įgūdžius, kurie yra pamatas viso faino, laimingo, gausaus, perspektyvaus, sėkmingo gyvenimo. Tai viskas yra gerai ir keičiame savo požiūrį nuo šiandienos, kad ne kažkas yra blogai, bet tik tais yra trūkumas žinių ir įgūdžių mūsų smegenyse tam tikrų neurojungčių, nėra susijungimo per praktikavimą ir per kartojamą tam tikrų žinių, kurios po to tampa jau mūsų įgūdžių, mūsų talentų, mūsų gabumu. Tai jeigu buvome gabus tik tais vienam dalykui ir jį lavinome labai daug metų, nes tik turėjom tokias sąlygas, tai nuo šiandieną galime vis mažiau, ir tai mums neatnešė gyvenimo, kokio mes norim, tai jau nuo šiandien galime pradėti po truputį skirti tam laiko, po truputį mažiau ir skirti daugiau laiko tiems 5 įgūdžiams, lavinti po truputį, kad ir tenais pradės tada rodytis geresni rezultatai. Nes jeigu visi norime geresnių rezultatų, bet darant tą patį, ką darėm iki šiol, mes jų negavom. Reiškia, pradedam daryti po truputį kitaip ir pradės darytis ir kiti rezultatai gerėti. Tai va, tai mokinamės ir tik tais mokinamės ir suprantam, kad ir kiti nedaro tik dėl to, kad nemoka. Reiškia, ką mes galim padaryti? Pradėti ir jiems padėti išmokti. Ir pirmas, padarysiu po to gal, nes labai daug dar, yra 3 būdai, kaip padėti kitam, padėti lavinti tą įgūdį. Tai yra 3 būdai, tai yra empatija, tai yra susitapatinimas ir tai yra išnešimas problemos į priekį iš abiejų pozicijų. Ir po to, bet tai apie tai plačiau kitą kartą, ir po to, kaip dar vis dėlto pačiam tai pradėti daryti, irgi yra dar 4 būdai. Relate, release ir relate, release ir reason. Regulate, relate ir reason. Tai apie tai pasišnekėsime kitus kartus, bet jau nuo šiandien sveikinu jūs. Jūs žinote, kad viskas su jumis, su jais, su kitais yra gerai. Mes tiesiog neturime įgūdžio tam tikrose srityse. Jos pagrindinės yra 5. Šiandieną jūs jas jau žinote ir galite pradėti po truputį mokytis, praktikuoti, repetuoti, praktikuoti ir taip gausite vis didesnį džiaugsmą savimi, vis didesnį džiaugsmą kitais, nes padėsite jiems išsiaiškinti, kokio įgūdžio jiems trūksta. Ir taip ir jie bus dėkingi, ir jūs laimingi, ir gyvenimas daug nuostabesnis, ir tiesiog super gyvenimas. Jeigu pradėsime mąstyti, kad tiesiog visas gyvenimas yra mokymasis. Deja, taip ir yra, kaip ir raumuo auga, kaip ir gamtoje viskas auga, taip ir žmogaus smegenys, jos auga visą gyvenimą. Dėl to ir džiaugiamės tuo, kad tai žinome ir
pradedame mokytis. Tai yra nuostabus procesas į likusį ateinantį mūsų gyvenimą. Tai parašykit, jeigu kažkur stringote, jeigu kažkur neaišku arba norite išsiaiškinti tuos, kuriame įgūdyje labiausiai stringate, kur labiausiai stringate, kokio įgūdžio reikėtų. Jeigu vieniems sunku rasti, parašykite asmeniškai, galėsim asmeninėse sesijose paanalizuoti ir atrasti, kokio įgūdžio tiesiog trūksta ir ties juo pradėti dirbti. Arba jeigu turit kažkokių klausimų, taip pat rašykit. Ir susitiksime mes po to dar toliau pratesti, kas padės mums su kitais bendravime, kad jiems padėti tą įgūdį gauti, o ne motyvuoti, prievartą stumti, arba tiesiog atsitraukti, palikti problemą, spręsti patiems, bet problema neišsispręs, nes ir jiems, ir jums trūksta įgūdžio. Tik tais dėl to. Kodėl visos problemos neišsisprendžia? Nes trūksta įgūdžio. Ir pažiūrim kokio. Ir tada pradedame empatiją, relate, release, reason, tą būdą spręsti. Iki greito. Pratęsime toliau, parašykite, jeigu turit kokių klausimų.